Jeigu bandai mesti svorį, bet vis dar reguliariai geri alkoholį, tai gali būti priežastis, kodėl tavo progresas stringa ir viskas atrodo kaip nesibaigiantis pirmadienio projektas. Ir esmė yra ne tik kalorijose. Pagrindinė problema yra ta, kad tavo kūnas alkoholį iškelia į prioritetas numeris 1. Kodėl? Todėl, jog alkoholis yra toksinas, kurio organizmas nori kuo greičiau atsikratyti. Paprastai sakant, kai kepenys susijama alkoholiu, visi kiti procesai, tokie kaip riebalų deginimas, raumenų atsistatymas, hormonų balansas, sulėtėja arba visiškai sustoja. Tai reiškia, kad kalorijos iš maisto, kurį suvalgai kartu arba prieš gėrimą, daug dažniau bus kaupiamas kaip riebalai ant tavo kūno. Bet to turbūt verta paminėti, kad alkoholis mažina tavo testosterono gamybą, blogina miegą, lėtina atsigavimą po treniruočių ir didina uždegimą organizme. Kitaip tariant, stabdo tavo progresą iš visų pusių. Taigi, ar viena taurė vyno ar bokalas alaus sunaikins tavo pastangas? Tikrai ne, bet jeigu geri kasdien ar kiekvieną savaitgalį, pats renkiesi stabdyti savo progresą ir jeigu nori rezultatų, mano manymu, tau teks apsispręsti.